Labas rytas, žvejai. Pagaliau susiruošiau atvažiuoti prie vandens telkinio pažuvauti. Tiksliau, atsirado, sakoma, laisvo laiko. Tai šiandien skirsiu žvejybą vobleriams, bet pasiėmiau ir guminukus, jeigu kartais pritrūktų kantrybės vobleriams, nes jau tikrai virš 2 metų su vobleriais nežuvavau. Buvau juos išvis pamiršęs, apleidęs. Bet kažkodėl tai susisapnavo, kad reikėtų su jais vėl pažuvauti, prisiminti tvičinimo veiksmus. Ką, skubu greičiau išeiti. Žiūrėsime, kaip seksis. Pirmas užmetimas su voblerio, pirma žuvelė. Užsidėjau Range'o 110-uką. Va, pirma, bet už kraštelio. Bet normali. Kaitė. Šiaip tai būtų legali. Virš kilo. Aišku, reikėtų imti vobleriai žuvaunį, nerizikuoti. O, dėlėm kokie aplipos. Nu va. Po kelių metų sugalvojau paimti voblerius. Va, pirmas metimas, bet aplipus dėlėmis. Nu, tikrai virš kilo būtų. Kaip gražiai nuplaukė. Aišku, šitoje vietoje dabar, kur žuvauna, gilis nėra didžiulis. Apie 3 metrai. Sau. Antras metimas. Užmečiau, net nepradėjau traukt. Kas čia šiandien su tom lydekom ir lydekos tokios gražios. Nu va, ne veltui sugalvojau prisiminti voblerį. O, čia apie 2 kilai. Nu, nebus 2 kilų, bet netoli link to. Reikia neišdykauti. Ką, 2 metimai 2 lydekos. Nu, va taip atvažiava, jeigu imt 5 minutės ir namo. Ir važiuoju namo. Nu, prašau. Ir taip pataikyk tokia mintis, pagalvoju, kažką uždėsi natūralaus. Ir galvoju dar, gal ne per didžiausią, kad... Aha, dabar tik tai problema gali būt nepaėmęs. Tikrai žinau, kad kažkur bent jau pincetą turiu. Bent jau pincetą turiu. Jo. Gal juo išeis iškabint. Va, brangutė. Na, aišku, reikia su vobleriais jau nerizikuoti, nes kai jį sodint, nu, 1,5 kilo drąsiai. Namulio. Nu, kol kas žvejyba, tai patinka. Ir lamba, va, užmečiau, nukrito tik tai. Nu, bandom, pažeisim dar. Metimą kokį. De, jau. Jau ne. Nu, Range'ą aš daugiau traukiu tokiais pratempimais. Ne.
Nesmūgeliais kokiais. Bandysim po to gal ir giliau nueiti, kur kokius gilesnius voblerius užsidėti. Na, įdomiai čia. Du metimai, dvi lydekas. Va tai tau. O trečias metimas. Tuščias. Ketvirtas metimas. Trečia lydeka. Aišku, dabar nedidžiulė. Bet kažkas čia tai nerealaus kol kas. Ai, brangu, ten, nu tai. Aišku, man kas vobleriais labai nepatinka. Kai daug tų kablių, tai labai iš tikrųjų žalojasi žuvys. Va, šitas dalykas tai erzina. Bet... To aš čia savo prisižaisiu. Jūs taip nedarykit, nes aš tai jau pripratęs paišdykaut. 4 metimai, 3 lydekos. Nu ja. Nu, bandom pamėtyti. Bet aišku, aš darau gan ilgus pravedimus. Tai gali būt, kad atsibodo žiūrėti. Arba aš paprasčiausiai nenorėsiu daryti ilgo filmuko, tai na, žiūrim, kaip bus. Bet štai jau prie valties. Matomai atsekė. Eik tu sau. Vėl yra normalesnė. Šokinėja kaip išprotėjęs. Nu jo, taip greitai pamirščiau skaičių. Atsiprašau už kosmę, nes sergu. Bet ligonis yra visomis prasmėmis ligonis. Tada net ir žvejybai. Nu jo. Aišku, ir oras gan toks, kažkaip čia taip įdomiai. Ai, atakavo ir matyt ne taip pataikė už jaunos. Irgi virš kilo. Nu, gal ne virš kilo, apie kilą. Nu va, tai tau žvejyba, bet va, dėlėm aplipę. Aplipę dėlėmis. Nu ką. Smagu. Smagu. Ne, gal kilo ir nebus. 800 gramų. Nu, link kilo. Nu štai, va. Range'as 110. Natūralus. Nu ką, bandom dar. Ops. O čia pradėjo nešt. Neklauso. Reikia pabandyti atjungti. Įjungti.
Gal drėgmės pakliuvo kokios. Aišku, biškai nunešė. Nu, tašku, bet nieko. O, kaip gražiai dirba. Ir ant vienodo, ir ant vičiuko. Nu, gražiai. Gražus darbas, labai pasakiškas. Šiaip ir renčiai tai mano nėra vieni iš mėgstamiausių voblerių. Šiaip bent jau pagavęs tikrai ant jų lydekų esu daug, bet tikrai man žymiai mielesni Maskvadai 128, pavyzdžiui, Balesangai 130, aišku, čia jau klasika. Dar viena prie pat valties atsekė. Bet va, mažiukė. Taip, žuvauna su Favorit X1. Taip, jau užmetimas yra nuo 12 iki 36 gramų, ilgis 1,83 cm. Šiaip ekonominės klasės, nėra jisai brangus tokius. Ryte užsidėjęs Fuego 4 dydžio su lėtu surinkimu. Valas pagal japoną vienetukas. Šiaip aš tai darau ilgesnę floro atkarpą, plonesnio, tada storo floro atkarpą, kokį apie 40 cm. Nu nežinau, man kažkodėl taip labiau patinka, kada daugiau floro karbono yra, nei tik pavadėlis dvičiui. Kaip siautėja. Bandžiau krūvelę kitų voblerių, tai neėmė, uždėjau vėl Re-Range 110. Pirmas metimas ir vėl yra tokia 50 cm. Aha, šuolininkė į aukštį. O, gerai, šaunuolį. O, taip visada reikia. Ką, bandom. Vėl. Nu, tai va šitą vietelę apžuvausiu ir galima namo, nes bus ir atsibodę. Va, lyja kaip. Vos nefilmavau lydeko, nes net neįdomu. Jau toj pačioj praktiškai vietoj stoviu ir jau pamečiau skaičių, kiek pagavau. Nu va, vėl būtų legali. Skau, bet jau net nebeįdomu. Kitas vietai dės ploščią. Tai nefilmavau. Dar va galvoju šokt bandyti. Nu va irgi. Apie 1,5 kilo. O, ganas. Nieko lydekaitė. Nežinau, gal reikia
pasiimti dvi tokias. Gal išsifiliuosiu. Iš tikrųjų jau senai bevalgiau. Šiemet nebuvau savo pasiėmęs nei vienos lydekos, gal dabar paimsiu. Taip sugalvojau. Porelę. Nu, čia šiandien žiauriai kimba. Net nebeįdomu. Vienoj vietoj stoviu ir skaičiau tikrai pametęs, nes dar ir nefilmavau daug lydekų, nes lietus ir visa valtis prilyta. Nu, va, šuolininkė. O šita ribinė tokia lydekaitė ant ribos. Nu, man kaip tik, nu, nors ne didesnį čiut pagausiu, dar antrą pasiimsiu. Šiemet jau reikia, nes lydekos ne. Šiemet nevalgiau lydekos. Reikės pasifiliuoti. Ir bent dvi suvalgysim. Nu, liūdna. Kiekvienu metimu. Tik aišku, dar tokios. Oi, va, kad čia būtų šiandien galima įjungti kamerą. Valandos padaryti filmavimą ir filmas vien tik tai. Na, taip dar įdomiai. Jau galėtų geriau ir neužkėpt. Reiks dabar su jums žais čia. Susirakino visais kabliais. Nu ką, metam. Tolimesnis metimas. Sakė, dar rankas nusiplaut nuo lydekos visus gaivėtas. Viskas. Užgilinam. Ir šiandien mėgsta ramesnį tokį žaidimą, neagresyvų. Pauzelės tokios. Stukterni, pratempi biškelį, 2 kartus stukterni, pauzę ilgesnę padarai. Na, aišku, šitą trajektoriją pagavau, tai jau dabar netikiu, ką daro. Aha, kur čia tau netikiu. Reikia tikėt. Reikia tikėt. 3 metimai, 3 lydekinai. O šitą apie virš gero kilo. Vai antra į. Nebent atsikabinsi, tai bus tavo laimė. Neatsikabinsi, tai įsi... O, tavo laimė. Va taip ir vyksta šiandien dienos žvejyba. Kokia biški gražesnė.
Jau. Žolėsai bet ne, gražesnė. Biškelė. Nu, standartinė tokia. Kelas. Nu va, viena yra apie 2 kilogramus iškeba. O jau neapimt, 2 kilai tikrai bus. Gražuolė. Nu va, smagu pagaudyti vėl vobleriais, nes tikrai 2 metus jau nebuvau aš jų išsitraukęs. Ir ne veltui pakuždėjo nuojauta voblerį šiam pagaudyti. Kibimas tiesiog tokius, kad net jau atsibodo, kad kibtų. Aišku, čia ir vietelę pataikiau gerą, nes ežeras didžiulis. Koks tai lydekų susibūrimas šitoje vietoje buvo. Aišku, nedidžiulis, didžiausia apie 2 kilai. Daug šito vietoj dar nefilmavau, nes lyjo, tai buvau užsidėjęs ploščių. Tai pagaudavau, paleisdavau. Šitoj vietoj vienoj, negalėčiau suskaičiuoti, kiek pagavau. Iš tikrųjų. 20, 30, gal, sunku pasakyti. Tai kamerą išjungiau, norėjau susukti. Iš karto dar viena. Didžiulė. Kaip būna. Jau dar biškai palaikyti neišjungas, bet gėdinosi kipt ant įjungtos kameros. Nenorėjau pozuoti. Nedidžiulė lydekaitė tokia. Pasitikrint florą, jau reikėtų galvoti apie pakeitimą pavadėlio, nes kad po to nebūtų šposo. Geriau biškai susitrumpinsiu va tą tokią pavojingą vietą. Dar pasitrumpinsim. Rišu paprasta, aišku, šiaip galiuką būna uždegina, tai gaunasi tokias kaip. Bet dabar tai čia kelis kartus pasukau, prakišau. Kai neuždeginu, tai galiuką paliksiu čia ilgesnį, kad ir va, vėl švarus pavadėlis. Aišku, dabar nestoras čia uždėtas, čia 0,6, šiaip man boblerių standartiškai dedu 0,8 ar kažkur, bet nepaėmiau storų pavadėlių. Voblerių susidėjau, pavadėlių ne. Va, bandom. Gal ant kameros dar pasirašys. Kaip visada. Užtempi, užgilinę. Vobleris suspendingas. Šitas labai giliai eina.
Šiandien tikrai netinka agresyvus greitas pravedimas. Labiau prie dūšios lydekom toks švelnus, 1-2 pastuksenimai, pauzelė 2-3 sekundės. Ką, va, tu išjungsim kamerą ir vėl užkips. Va, saulutė lenda. Gal ir lydeko kibimas aprims. Nors dabar tokis metas, kai lydekos turėtų būti ilgesnį laiko tarpą aktyvios. Žaidžiau kažką tai nedidžiulio. Na ką. Ką čia galima rinkti? Ešerį. Oho. Gražuolės kokias. Koks šviesas. Žaidžia. Kokias. Koks grožis. Namo. Va, dar viena yra, bet tik kiek čia jų gali būti. Vis nenueinu nuo tų vietą. Net kažkas tai. Normali. Apie 1,5 kilo. Bracha, kaip negražiai paėmus per galvą, kad pavadėlio nors nenukastų. Reiks jau žiūrėt. Gerai, kad biškį per ūselį čiut persimetė. Dar kaip spaudžia, dar. Va, gerai. Išlindo tik wobleris. Davai, tu paleisiu. Ko tu čia taip atsišėrusios. Jėgos, graži lydekaitė. Šneka, keikia mane. Gražuolytė kokia. Plaukiam. Pavadėlis biškelį perkaltas. Gali būt, kad pavadėliai. Na ir va, eilinis rašpilukas. Kiek čia jų gali būt? Atsikratė. Gerai. Protinga. Žuvelė. Na va, dar viena yra. Ir žalių prika. Kaip insirijo. Kam jos taip jau labai patiko. Beveik iki pat. Kokia su žaizdom. Ką reikės ieškot, kur nukišau pincetą. Aišku, reikia iš karto pasimti
lyg ripa. Ir dabar kur pincetas? Va, pincetas. Bet va kokia žaizdota. Va ir kita pusė. Ar čia kažkada stverta buvo kios lydekos, ar neaišku, kas čia buvę. Tegul plaukia. Šiaip šitoj vietoj daug mailiaus rodo, piešia. Va paskutinė. Pagaunam ant rašpilį ir užteks. Jau iš vis. Kuo toliau, tuo mažesnės. Žvejybą baigiau, jau plaukiu link namų. Dabar yra kiek 4 valandos, tai vis tik nemažai pažuvau. Kažkur nuo 10, pusė 10, 12, apie 6 valandas pažuvau. Šiaip kibimų šiandien tai labai daug buvo. Tiesiog ten vienoje vietoje, dar ir kol lietutis lijo, tai ten iš vis be proto kibo. To jau atsibodo man tenai gaudyti, tai specialiai jau perplaukiau į kitas vietas, kad pažiūrėt. Kitos vietose tai jau, kaip sakoma, kultūringas kibimas ir aišku, stambesnių tiek nebuvo, daugiau tik mažytės lydekaitės. Šiandien gaudžiau tik vobleriais, tikrai negaudžiau tik vienu šitu, bandžiau dar gal kokį 10-15 kitokių ir spalvinimų, ir farmų, didesnių bandžiau. Ant kitų negavau nei kibimų, nors juos bandžiau toj geroj vietoj, kur labai gerai kibo. Tai faktas tas, kad Re-Range'as 110-ukas tikrai šiandien buvo lydekom numeris 1. Nu ką, iki sekančio karto.